pritvirtinam kuprines. Nu, kol kas atrodo, ant šito Motorolerio mano kuprinė, nežinau, dvigubai didesnė net už Motorolerį. Nu, ką tik pirmą kartą mūsų Motoroleris nukrito. Lyg ir niekas nesudužo. Šiek tiek įsibrėžė mano šalmas. Ir kepurytė susilankstė. Dabar bandėm atlankstyti. Nu, tikėkimės, kad ir paskutinis kirtimas. Pirmoji diena važiavimo per Vietnamą. Tai šiandien daug nevažiuosim. Tik tai apie 4,5 valandas. Tai čia be sustojimų maždaug. Su sustojimais gausis apie kokios 5-6 valandas. Ir kiek kilometrų šiandien varysim? Apie 200 kilometrų šiandien veiksim. Realiai pagrindinis tikslas buvo išvažiuoti iš Ho Ši Mino, nes eismas yra super chaotiškas. O dabar jau išvažiavom į tokią pusiau kaimo vietovę, dar motorolerių labai daug. Realiai važiuojam panašiai kaip Europai būtų važiuoti per Lenkiją. Visur miestukai, visur kaimeliai ir labai daug eismo. Tai va. Norėjau parodyti, kaip pasiruošėm kelionį į Motorolerį. Čia jau pradėjau atseginėti ir sugalvojau, kad norim filmuoti. Tai pirmiausia, telefono laikiklis, tai būtinai metalinis, nes praeitais metais turėjom plasmasinį ir bevažiuojant jis nulūžo su telefonu ir atsitiktinumo dėka aš kažkaip jį pagavau. Toliau Karolio šalmas, mano šalmas dar turi nuo saulės apsaugą. Toliau turim paminkštinimus, nes mūsų sėdynė yra labai kieta. Tai turi ir Karolis paminkštinimą, ir aš turiu paminkštinimą. Toliau kuprinėms laikiklis yra toks metalinis. Jisai yra čia viršui prisuktas ir šonuose prisuktas. Tai žodžiu, yra paskirstytas svoris. Dar plus čia priviniojau, kad dar ir čia prilaikytų šitos vietos. Kuprinės pririšom, tai nusipirkom 2 trosus, tai vienas trosas čia, o tai va jisai užsitvirtina. Ir kelias, šitą kuprinę irgi lygiai taip pat buvo trosų pritvirtinta, dabar jau atseginėjai po truputėlį. Ir kelias gumas nusipirkom, tai kad dar papildomai pritvirtinti, kad kepurę pritvirtinti, skrybelę, ne kepurę. Tai šią taip šonę pritvirtinu ir iš šonų prisegu. Tai va, tai tiek. Sustojam biškį prasimankštinti, aš va, kadangi tai filmuoju, tai čia aš mankštinuos šiuo metu. Karolis va mankština. Ir tuo pačiu tenai tusovkė. Tai padeda mums mankštintis. Kaip Karolis linksminasi. O, kaip gražu. Reikia atitirpinti užpakalį kažkaip, nes jau nebejaučiu, tiksliau jaučiu skausmą. Pirmo kambario apžvalga. Toks mažiliukas, bet dažniausiai mes čia visur turime mažiukus kambariukus. Su apsauga nuo uodų, kas yra labai gerai. Mini vonia. Tualetas, dušas. O, matai, ir šampūno yra. Ir savo terasėlę turim. Va, galėsim čia sėdėti, ilsėtis. Tai kainavo 11 eurų su pusryčiais. Neblogai. Savo viešbutyje gavom velkom drinką. Labai skani arbata šalta su persikais. Tai dabar renkamės ką užkąsti. Mes dar šiandien pietų nevalgėm. Ir šalgė, ne po kelionės. Turiu jums kai ką šiandien papasakoti. Šiandien, žinot, kaip yra teorija, kad pasaulis yra kaip kompiuterinis žaidimas
kaip ten, žinau, tai vadinam matrica ar kažkas tokio. Tai aš šiandien pamačiau šitą erorą, kaip vadinasi, tas glitch pamačiau, tą tokį erorą, kad kažkas tai ne taip. Tai mes važiavom su motoroleriu ir aš pamačiau lėktuvą. Jis nebuvo labai aukštai, jis tikriausiai jau link leidimosi buvo ir aš jį stebėjau labai ilgai ir jis buvo vienoj vietoj. Ta prasme, jis nei leidosi, nei kilo, jis tiesiog sklandė vienoj vietoj labai ilgai. Jis nebuvo labai aukštai, kad lėtai skristis, buvo pakankamai žemai. Ir aš jį žiūrėjau, kas čia vyksta, gal man tik taip atrodo. Mes toliau važiuojam, jis vis dar vienoj vietoj. Ir aš tada atsisukau Karoliui, žiūrėk. Ir tada jis pradėjo skristi. Ir tada, kai Karolis atsisuko, jis pradėjo skristi leistis. Nu gerai, tada teks mest monetą. Aš asmeniškai esu už Vincą. Aš už Rodžerį. Už Rodžerį? Jo. Gerai. Taip seniai iš tikrųjų naudojau monetas, kad net prisimenu iš kokios čia šalies. Gal iš Tailando. Gerai, tai pasirenkam. Parodykite į kitą pusę. Tai šita pusė bus Rodžeris, šita bus Vincas. Mes. Kas čia plabuvo? Rodžeris. Rodžeris. Ne! Team Rodžer. Ir kaip dabar spręsim šią problemą? Ponas reketuotojų, ateis susirinkti mokesčių? Mūsų viešbučio pietus. To ragausim, atrodo tai labai gerai. Pomelai. Visas pilnas sodas. Nâng cái bao quả nó kéo từ từ con nâng cái bàn đó đây đấy đấy lên cao đi đấy. Na, šviežesnio pomelo turbūt nesuvalgęs. Nice, good job. Turim augintinį. O, mažylį. Va taip. Vonioj yra varlė. Siaubas.